Sekmadienis yra pati turbūt geriausia diena parodyti, kokia beviltiška situacija Mažeikiuose. Laisvės gatvėje yra su šviesoforais, kurie čia pastatyti po visų gatvės sutvarkymo darbų ir pajungti taip, kad jie dabar veiktų. Nors iš tiesų, kai jie buvo pajungti iš pat pradžių, buvo padarytas turbūt geresnis variantas nei dabar yra. Tai, kad pagrindinės Laisvės gatvėje degdavo visada žalias ir tie, kas privažiuodavo iš šalutinės gatvės, jiems reikėdavo šiek tiek palaukti, kol dačikas sureaguodavo ir tada jiems uždegdavo žalia. Dabar padaryta taip, kad jie šviesoforai mirga be jokio dačiko ir mirga pagal tam tikrą ciklą. Tai aš neįsivaizduoju, kodėl tai padaryta, bet automobilių srautai, kurie čia kartais būna darbo dienomis, jie tikrai nuo to greičiau nevažiuoja ir galėsit pamatyti, kodėl. Štai žalias dabar dega ir jis dega lygiai 30 sekundžių. Nuo žalio iki raudono yra 30 sekundžių ciklas ir tada yra šalutinė gatvė, kaip matom, dabar užsidega raudonas ir 25 sekundės degs raudonas. Iš šalutinės gatvės galėtų važiuoti automobilis, tačiau, kadangi ten nieko nėra, vis tiek dega raudonas ir niekas negali važiuoti. Atvažiuoja automobilis, jam degs žalias ir jis pravažiuos. Tačiau jeigu to automobilio nebūtų, vis tiek nebūtų galima važiuoti pagrindinę Laisvės gatvę. Prieš tai taip nebuvo. Reikėdavo sulaukti automobilio čia, kad jam užsidegtų žalia ir galėtų jis pravažiuoti. Antras šviesoforas, kuris yra iš viso visiška nesąmonė. Dar vienas. Čia už kokių 50 metrų nuo prieš tai buvusio šviesoforo. Ir kągi. Čia vienintelė šalutinė gatvė, kaip matome, ten nieko nėra, o šviesoforas jau mirksi. Ir beje, čia buvo vienintelis šviesoforas, kuris prieš tai degdavo raudonas. Vienintelis raudonas šviesoforas buvo visoje Laisvės gatvėje ir reikėdavo prie jo sustoti, kad užsidegtų žalia. Dabar, kaip matome, jis mirguliuoja, nepaisant to, kad ten nėra automobilių ir niekas nesuks iš tos gatvės į pagrindinę gatvę. Tai atvažiuoja automobilis ir jis suspėjo ir jam nereikia sustoti. Važiuojam toliau. Vienintelis sprendimas, kuris čia logiškiausias būtų, tai yra grąžinti tą patį dačiką, kuris reaguodavo ir palikti tai, kad tik taip pėstieji galėtų stabdyti eismą Laisvės gatve ir kad jie galėtų pereiti kitą gatvės pusę, nes vėlgi tai yra eismo stabdymas, bereikalingas eismo stabdymas. Čia stovi ženkliukas, po kurio dažnai mėgsta kai kas sustoti. Ir dar viena sankryža, kuri taip pat be jokių logiškumų, be jokio logiško paaiškinimo mirga dieną naktį. Esmė tame, kad iš abiejų pusių yra tik tai vienpusis eismas ir į tas gatves galima važiuoti iš Laisvės gatvės. Iš tų šalutinių gatvių niekas neįvažiuos į Laisvės gatvę, nes tiesiog eismas yra, kaip rodo ženklai, įvažiuojama į vienpusį eismą. Taip, kad nežinia kodėl, bet mirksi šviesoforas ir stabdo eismą. O iš šalutinių gatvių tikrai niekas neįvažiuos. Nes tiesiog taip negali būti. Eismas ženklai draudžia kažkam sukti iš šalutinių gatvių į pagrindinę. Tik tai važiuojant pagrindinę gatvę galima įsukti į Mindaugo gatvę. Ten eismas vienpusis. Čia rodo, kad eismas irgi vienpusis. Eismas sustoja, užsidega žalia ir važiuojam toliau. Visiškai, be jokios prasmės čia dega šviesoforas, keičiasi į žalią raudoną, tuo pačiu stabdo eismą. Tai jau trečias šviesoforas per kelių šimtų metrų atkarpą. Privažiuojam dar vieną šviesoforą ir čia yra šalutinė gatvė, bet taip pat yra ir gimnazija. Čia jį galima suprasti ir čia tikrai jis reikalingas ir juo labiau, kad tas šviesoforas mirgėtų tik dėl to, kad keičiasi, kad eina pėstieji ir jie spaudžia. Kol kas neužsidegė raudonas,
galbūt čia veikia šitas dačikas ir jeigu į šalutinį kelią kas nors atvažiuoja, užsidegtų raudonas. Nežinau, bet kol kas dega žalias, o atvažiuoja mašina ir pažiūrėsim, ar veikia šitas reikalas. Ar čia padaryta taip, kad tiesiog labai ilgai šitoje vietoje dega žalia, bet neturėtų tai būti. Na, mirksiu. Bet pakankamai ilgai dega žalia ir tai skiriasi nuo tų vietų, kurias jau pravažiavom, ypač prie to pačio pirmojo šviesoforo, kuris mirksi ganėtinai dažnai, nepaisant to, kad iš šalutinio kelio atvažiuoja labai mažai mašinų. Darbo dieną galbūt ten eismas yra intensyvesnis, tačiau vėlgi tada reikėtų daryti taip, kad antrasis šviesoforas veiktų tik tada, kai iš šalutinio kelio įvažiuoja. Iš Burbos gatvės nori kažkas įvažiuoti į Laisvės gatvę. Tada taip suprantama, taip galima daryti, bet kažin ar tai vėl sumažintų tas nors ir minimalios spūstis, kurios ten susidaro. Pridėta pristatyta daug suoliukų, kad žmonės čia galėtų sėdėti, taip gali sėdėti, bet kada tiek mašinų ir jos stovi, tai kam kvėpuoti tuo, ką išmeta mašinos ir būtent dėl to, kad kartais labai neefektyviai padaromas visas tas reikalas su šviesoforais. Prie savivaldybės esantis šviesoforas, na čia jau nieko nepadarysi, čia kaip yra, taip yra, čia vienas iš tų šviesoforų, kuris tikrai turi būti, bet už 50 metrų esantis dar vienas šviesoforas, kuris vėlgi veikia nepaisant to, kad iš šalutinio kelio niekas nenori sukti į pagrindinį, jis vis tiek uždega savo raudoną ir čia už 50 metrų išvažiavus į pagrindinę gatvę vėl turi sustoti ir laukti nežinia ko. Mes palaukim, pažiūrėkim, kaip jis veikia. Štai taip, čia gali sustoti 3 mašinos, 4, 5 ir viskas. Ir daugiau turi vėl kažko laukti. Ar šis šviesoforas yra toks paturbintas ir paliktas, kaip jis veiktų be neužsidegant raudonai. Galime palaukti, laiko turim. Šiaip gatvė sutvarkyta labai gerai ir kaip visada reikia palikti tam tikrų kliurkų, kurios tą visą gėrį subalamutina ir padaro ne taip patogiai, kaip reikėtų, nors valdžia gyrėsi, kad tai yra pavyzdinė gatvė visoje Lietuvoje, kaip viskas sutvarkyta, O gal visgi pasirodo šitas šviesoforas yra teisingas ir jis, jeigu ten nėra mašinų, Pramonės gatvė, iš Pramonės gatvės į Laisvės gatvę niekas nenori sukti, matyt, čia dega žalias, nors tikrai teko matyti, kad ir šitas mirguliuoja ir 1-2 mašinos įvažiuoja į sankryžą ir viskas ir vėl turi stoti. Yeah, that's my fault tada ir paskutinis šviesoforas, kuris yra toje gatvėje, tai jis reguliuoja eismą per geležinkelio pervažą ir tas reguliavimas, kuris ten vyksta, jis pakankamai gerai padarytas, nes kartais kai kurios mašinos labai ilgai laukdavo ir negalėdavo įsukti į pagrindinę gatvę vien dėl to, kad pravažiavus traukiniai labai daug mašinų norėdavo važiuoti ir tas eismas buvo nereguliuojamas, ypač jeigu vairuotojai buvo nelabai supratingi ir neįleisdavo nieko iš šalutinės gatvės į pagrindinę. Taip kad čia to reguliavimo reikėjo, bet gal ne tokio
preciziško, kaip jis dabar padarytas, kuomet veikia kelios sekcijos ir vienu metu negali važiuoti iš kelių automobiliai, turi laukti. Rašo, kad čia yra 1,2 km sutvarkytas kelio ruožas Laisvės gatvėje ir galime praskaičiuoti 5 šviesoforai, kurie reguliuoja tą kilometrą ir nusireguliuoja. Dabar galima taip gražiai pravažiuoti ir pasižiūrėti. Štai pirmam šviesoforė dega žalias ir matyt, kol niekas nenorėtų sukti iš Pramonės gatvės, tol čia ir degtų žalias. Iš tos pusės viskas gerai su pirmu šviesoforo. Dar čia turbūt nesugadino. Antras šviesoforas reikalingas, nes čia pakankamai intensyvus eismas ir tas reguliavimas, kuris yra čia pakankamai reikalingas. Nes kartais ir fūros čia pravažiuoja, taip kad padaryta, kad reguliuotų. Gerai, raudonas, jūs galite sukti, mes nesuksim. Antras šviesoforas prie mokyklos. Vėlgi reguliuojamas tik pėsčiųjų arba automobilio, kuris važiuoja iš šalutinio kelio. Tada dačikas jam uždega žalią. Iš šitos pusės, kuomet važiuoja, tai atrodo viskas gerai. Bet kai privažiuoja kitą šviesoforą, tai tada jau prasideda blogis, kuris ir sudarko visą tą gėrį, kuris čia padarytas. Soliukų daug, bet šis senamiestis dažniausiai būna miręs ir niekas čia nesėdi, arba aš nematau. Ten automobilis suka į šalutinę gatvę, o iš tos šalutinės gatvės į pagrindinę. Atvirkščias procesas neįmanomas, taip kad čia žalia reikia laikyti amžinai, išskyrus tik tai pėstieji galėtų jį išjungti, kad patys galėtų praeiti. Na va, užsidegė raudonas ir nežinia kodėl, nes niekas nevažiuoja ir niekas negali važiuoti šalutinių gatvių į pagrindinę. Man žalias, važiuojam. O jūs stovėkit, laukit ir nežinia kodėl, kad kai jiem užsidega raudonas, niekas negali važiuoti ir niekur nesuk, taip kad jokio efektyvumo. Laisvės Burbos gatvės sankryža ir vėlgi šviesoforas, kurio nauda ne nulinė, bet arti nuliui. Pėsčiųjų nedaug, ypač savaitgaliais, taip kad jo labiau važiuojančių iš šalutinės gatvės, o eismas stabdomas. Kaip ir visai netoliesi. O, mačiutės. Nu va, pravažiavo ten žalią, čia sustoja ir laukia dar vieno žalio. Nežinia kodėl. Vienintelis geriausias sprendimas palikti visas sankryžas ant dačiko, kaip buvo pats pirminis variantas, ir šitą sankryžą taip pat palikti ant dačiko, ne tai, kad visą laiką degtų raudonas pagrindiniam kely, vien dėl to, kad mašinos sustotų, ypač tai aktualu naktį. Ne kartą esu matęs, kaip nesustojo ne vienas automobilis ir pravažiavo per raudoną. Nes visur degdavo žalias, o tik tas vienintelis raudonas. Štai tokią turim gatvę, tokį turim eismo reguliavimą ir kartais jis atrodo labai juokingai
ne kartais, kai pamatai darbo dieną čia stojančius automobilius ir toje atkarpoje nuo šito šviesoforo iki šito sustoja 5 automobiliai ir viskas. Ir laukia nežinia ko. Good luck.